Sveiki visi. Šiandieną pristatysiu Lietuvos investicijų indeksą ir ilgalaikės investicijas. Ir tai yra jau 29 metai investicijų Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Pirmoji skaidrė tai žiniai ir supažindinimui, tai iš ko susideda investicijos, kaip yra matuojami ir tų pokyčių šiemet nebuvo jokių. Tai yra visi parametrai, visi indeksai ir visos turto klasės yra skaičiuojamos taip, kaip ir praėjusiais metais. Taigi, pirmoji skaidrė apie investicijas ir jų grąžą yra investicijų mozaika, kuri per tos 29 metus jau tapo tokia didelė, kad net ima nebetilpti į skaidrę ir kitais metais jau reikės galvoti. Tačiau čia yra visa kertinė informacija, kurią jūs galėtumėt žiūrėti, analizuoti, vertinti ir domėtis, kaip sekėsi kiekvienai atskirai investicijai kiekvienais atskirais metais. Akivaizdu, kad tai nėra paprasta taip iš pirmo žvilgsnio, todėl galima pasižiūrėti, kaip interpretuoti tą investicijų mozaiką. Tai pasirinkime vieną pavyzdį su Lietuvos akcijomis, kurios yra šviesiai gelsva spalva pažymėtos ir matome, kad laikui bėgant Lietuvos akcijos tas langelis, jisai būdavo tai aukštai, tai aukščiausiai, tai žemai, tai kažkur per vidurį ir toksai kaip kalnų horizontas kyla aukštyn ir žemyn. Ir investicijoms tai yra normalu, todėl kad kiekvienais metais investicijų grąža per skirtingas turto klases jinai būna skirtinga. Kartais jinai būna pati geriausia, kartais jinai būna pati blogiausia. Tačiau galima pasižiūrėti ir į ilgesnio laikotarpio vidurkius, kas investuotojų, ko gero, ir turėtų būti svarbiausia. Tai yra tas antrasis blokas, kuriame pateikiamas 10-20 metų vidurkis ir nuo indekso skaičiavimo pradžios. Tai, pavyzdžiui, Lietuvos akcijos praėjusiais metais kilo 12,5% ir tai buvo viena geresnių turto klasių tarp mūsų vertinamų ir skaičiuojamų, kaip ir per visą ilgą laikotarpį. Tai yra viena geriausių turto klasių turinčių aukščiausią grąžą per bet kurį ilgesnį laikotarpį. Dabar žengiant detaliau per turto klases ir kaip joms sekėsi 24 metais, tai 24 metai buvo puikus investicijoms Lietuvoje. Viena priežasčių tai, kad Lietuvoje nuslūgo infliacija ir jinai nesiekė netgi 1%, kas reiškia, kad visos sudedamosios Lietuvos investicijų indekso dalis pasirodė ir uždirbo daugiau negu kad infliacija. Taigi po ilgo laiko net ir indėliai uždirbo grąžą, kas sudarė apie 3,5%, ilgalaikės Lietuvos obligacijos uždirbo 5,5%. Antroje vietoje pagal gerumą, investicijos ir pelningumą buvo investicija į būstą, į būsto nuomą. Ir šita investicija susideda, investicijų grąža susideda iš dviejų komponenčių. Tai vienas iš kainos prieaugio ir iš nuomos pajamų. Tai bendra grąža iš investicijos į būstą buvo 7,7% ir beveik lygiomis dalimis tokią investicijų grąžą lėmė tiek kainos prieaugis, tiek nuoma. Nors pastaraisiais porą metų kainos prieaugis yra ta mažesnioji komponentės dalis, ko gero dėl aukštesnių palūkanų normų ir pakankamai spartaus augimo praeityje. Ir ketvirtoji Lietuvos indekso komponentė, tai Lietuvos akcijos, jos uždirbo dviženklę grąžą, uždirbo netgi 12,5%. Akcijos, kaip ir nekilnojamas turtas, jisai taip pat turi dvi komponentes, tai yra tiek akcijų kainos prieaugis, tiek dividendai. Tai dividendai irgi sudaro ženklę dalį investicijų grąžoje, tačiau kainos
elementas praėjusiais metais buvo didesnis negu kad pajamos iš dividendų. Ir šiaip palyginimui ten, kur yra didžiausi Lietuvos žmonių pinigai, dirbantis pinigai finansinėme turte, tai antros pakopos pensijų fondai, tai antros pakopos pensijų fondai bendrai uždirbo daugiau negu bet kuri turto klasė Lietuvoje ir tas skaičius buvo netgi 17%. Jeigu pažiūrėtumėm vidutinę grąžą šiek tiek ilgesnių periodų, tai galėtume matyti, kad Lietuvos akcijos istoriškai uždirba pakankamai stabilią, aukštą, vienaženklę grąžą sudarančią apie 9% ir praėję metai buvo šiek tiek sėkmingesni negu vidurkis. Tuo tarpu nekilnojamas turtas arba investicija būstui, jinai kaip tik istoriškai nepriklausomybės pradžioje ar ir viduryje tas tempas augimo buvo spartesnis, kuris lėmė istorinį labai aukštą grąžą, tačiau po truputį nekilnojamo turto rinka jinai normalizuojasi iki tokių kuklesnių šiek tiek, sakykime taip, augimo skaičių ir kuris praėjusiais metais buvo nepilnai 8%. Kas yra visiškai kitaip palyginus su pastaruoju dešimtmečiu, tai yra kredito instrumentai, todėl kad turėjome beveik dešimtmetį nulinių palūkanų aplinką, tai natūralu, kad tiek indėlių grąža per 10 metų vidutiniškai, tiek Lietuvos obligacijos jos vos uždirbo didesnę grąžą negu nulis, tačiau dėl išaugusių palūkanų normų šios grąžos jos grįžo, sakykime taip, į doros kelią ir uždirba tiek, kiek ir turėtų maždaug uždirbti, tai netgi šiek tiek daugiau, indėliai 3,5%, o Lietuvos obligacijos 5,5% investicijų grąžos. Ir jeigu žiūrėtumėm į bendrai Lietuvos investicijų indeksą, kuris sudaro lygiomis dalimis 4 turto klasės, tai praėjusiais metais jo grąža sudarė 7,3%. Ir jeigu neklystu, Lietuvos investicijų indeksas, tai yra išskaidytas tarp kredito, nekilnojamo turto ir akcijų, augo jau 13 metus iš eilės. Tai įspūdingas yra pasiekimas ir tai dar kartą įrodo, kad investicijų diversifikacija ir išskaidimas tarp skirtingo turto klasių jisai suteikia investuotojui naudą. Ir bendra investicijų indekso grąža nuo įkūrimo jinai viršė 9%, 10 metų vidutinė grąža yra kuklesnė, 5,5% ir akivaizdu dėl to, kad pusę to investicijų indekso sudaro indėliai ir Lietuvos obligacijos praėjusio dešimtmečio pradžioje, tai praėjusio dešimtmečio nulinių palūkanų aplinkoje. Tai tiek apie Lietuvos investicijų indeksą ir jo sudarančius komponentus, o dabar šiek tiek detaliau apie pasaulinį kontekstą, kaip atrodė kiekviena ta turto klasė aplinkoje, kuri Lietuva yra neišvengiama to pasaulio dalis ir tame kontekste ir veikia. Tai 24 metai Lietuvos akcijom buvo sėkmingi, uždirbo dviženklę grąžą. Tai neišsiskyrė iš pasaulinio konteksto, nes pasaulyje akcijų rinkos jos kilo. Lietuva pasirodė geriau negu vakarų Europos akcijos, kurios irgi uždirbo grąžą, tačiau šiek tiek atsiliko nuo Lietuvos. Žvaigždė praėjusiais metais ir jau antrus metus iš eilės yra Amerika, JAV rinka, kuri dėl technologijų sektoriaus turėjo įspūdingą augimą ir eurais, jeigu žiūrint, tai viršijusi netgi 30%. Tai vakarų Europą, tų technologijų kompanijų, jos turi gerokai kuklesnę dalį ir dėl to tas augimas jisai ir buvo gerokai nuosaikesnis. Greta ir apskritai šiek tiek stringančios ekonomikos ir karo Ukrainoje fone. Jeigu žiūrėtumėm į ilgesnį laikotarpį, tai akcijų grąžos
iš principo uždirba tai, ką jos ir turėtų uždirbti. Tai yra aukštą vienaženklę grąžą ilgesnių laikotarpių arba artimą dviženkliai grąžai. Ir čia jau nėra baisiai didelio skirtumo tarp to, kur žiūrėtumėm ar į Lietuvos akcijas, ar į Europos akcijas, ar viso pasaulio. Tik tai skiriasi, ko gero, periodai, kada yra vieni periodai sėkmingesni vienom rinkom, kiti periodai sėkmingesni kitom rinkom. Tai akivaizdu, kad pastarasis dešimtmetis su technologijų proveržiu buvo Amerikos dešimtmetis. Kai bus ateityje, jau čia yra šiek tiek sunkiau pasakyti. Keliaujant į kredito rinką, tai čia paveikslas jau jisai yra margesnis ir įdomesnis. Ir jeigu Lietuvos valstybės obligacijos jos uždirbo per praėjusius metus 5,5% grąžą, kas yra šiaip apčiopiama grąža ir ypač infliacijos kontekste, tai to negalėtumėm pasakyti apie JAV ilgesnės trukmės obligacijas arba tos pačios Vokietijos ilgesnės trukmės obligacijas. Tai Vokietijos valstybės obligacijos atspindi palūkanų normą ir palūkanų normos lūkesčius, kurios buvo šiek tiek kaip trumpo laikotarpio mažinimas, tačiau lūkesčiai, kad bus dar labiau mažinami ir giliau jie nustojo ir dėl to Vokietijos obligacijos jos neuždirbo grąžos per praėjusius metus ir iš principo liko ties nuliu. Kodėl Lietuva uždirbo? Todėl, kad Lietuvos valstybės palūkanų norma jinai priartėjo prie Vokietijos, prie nerizikingų obligacijų. Kodėl taip nutiko? Todėl, kad po karo 22 metais tos kaimyninės šalis jos tapo labiau rizikingos, investuotojai bėgo iš tų valstybių, išpardavė obligacijas, dėl to jų pajamingumas buvo didesnis, tačiau bėgant laikui ta rizika kaip ir slopo, investuotojai grįžo ir dėl to tas palūkanų normų skirtumas tarp Lietuvos ir Vokietijos jisai mažėjo ir tai lėmė Lietuvos obligacijų teigiamą grąžą. Vieni iš tų investuotojų, kurie nepabūgo ir kurie pasinaudojo šito Lietuvos valstybės obligacijų kilimu, tai buvo pensijų fondai, todėl kad jie priešingai negu užsienio investuotojai, jie nepasitraukė, o kaip tik didino investicijas į mūsų šalį. Buvo tie, kurie prilaikė tas palūkanų normas ir valstybės palūkanų didėjimą, bet tuo pačiu buvo tie, kurie uždirbo iš grįžtančių investuotojų į Lietuvos kredito rinką. O JAV obligacijos turėjo dar kitokį paveikslą, tai JAV 10 metų obligacijos turėjo netgi kritimą. Ir kaip taip gali būti, tai dėl rinkimų Amerikoje buvo tikimasi didesnių išlaidų iš valstybės biudžeto, kas lemtų didesnę ir aukštesnę infliaciją, o tai, kad ta infliacija būtų suvaldyta, jinai turi būti palūkanų normos aukštesnės. Tai dėl to investuotojai išpardavė ilgalaikės JAV obligacijas, tikėdamėsi didesnių palūkanų normų arba būti kompensuoti už augančios infliacijos lūkesčius. Ir paskutinę skaidrę apie irgi šiek tiek istoriją, tai yra ten, kur yra didžiausias gyventojų finansinis turtas, tai yra pensijų fonduose. Tai bendrai žiūrint, pensijų fondai antros pakopos uždirbo 17% grąžą. Jeigu žiūrėtumėm į akcijų pensijų fondus, ten, kur kaupia didžioji dalis gyventojų arba jaunimas iki maždaug 50 metų amžiaus, tai ta vidutinė grąža akcijų pensijų fonduose buvo netgi 20%, tai yra tai, ką uždirba ir iš principo pasaulio akcijos. Jeigu žiūrėtumėm ilgesnę istoriją, tai jinai taip pat yra labai solidi, tai akcijų pensijų fondų grąža buvo per 10 pastarųjų metų arti 9% grąžos, bendrai įskaitant ir obligacijų pensijų fondus, tai ta grąža buvo šiek tiek kuklesnė. Tačiau kas yra gera žinia, tai kad
infliacija, kuri buvo Lietuvoje aukšta per dešimtmetį, tačiau buvo visiškai pilnai kompensuota augančių investicijų verčių. Tai tiek apie praeitį, bet ko gero įdomiausia dalis yra, o tai kas bus ateityje ir kiek mes galima pasidalinti įžvalgomis arba svarstymais, kokius lūkesčius galima turėti tom 4 turto klasėm, kurios investuoja Lietuvoje arba investuoja lietuviai į tas turto klases. Tai paprasčiausia, ko gero, tai yra su indėliais, tai kokios palūkanų normos mes tikimės, kokia palūkanų norma yra tarpbankinė palūkanų norma, tai iš principo indėliai tą ir atspindi. Tai kadangi tarpbankinė palūkanų norma ir apskritai palūkanų normos mažėja, tai indėlių grąža iš indėlių 25 metų Lietuvos investicijų indekse tai bus tikrai mažesnė negu kad fiksavome 24 metais 3,6%, tai šiemet tikėtina tokios grąžos neturėsime, jinai bus kuklesnė. Lietuvos obligacijas vertinti, jeigu neįvyktų kažkokių tektoninių lūžių, yra irgi pakankamai nesudėtinga, sakykime taip, todėl kad vidutinės ilgos trukmės obligacijos valstybės, jos suteikia maždaug apie 2,8–3,4 pajamingumą. Tai jeigu nesikeistų bazinių palūkanų normos, tai labai panaši investicijų grąža iš Lietuvos valstybės obligacijų ir sudarytų plus minus 3%. Žinoma, jeigu investuotojai renkasi ne valstybės, o rizikingesnės Lietuvos įmonių obligacijas, tai ten grąža jinai jau gali būti gerokai kitokia ir gerokai aukštesnė priklausomai nuo įmonių, kurios skolinasi ir leidžiasi obligacijas. Tai mes matome, kad įmonės skolinasi su pakankamai ženklia premija virš valstybės obligacijų ir ta premija jinai gali būti artėti kaip čia palūkanų normos ir turbūt nuo saugesnių obligacijų kaip Maxima, Akropolis 4% iki net ir dviženklių grąžų, jeigu kalbėtumėm apie rizikingesnės, pavyzdžiui, nekilnojamo turto vystymo kompanijų obligacijas. Būsto nuomai grąža vėlgi susidės iš 2 komponenčių ir ta komponentė nuomos pajamų jinai pakankamai stabili per infliacinių laikotarpių. Ta nuoma jinai tikrai augo, tačiau dabar švelnėjant infliacijai jos tas tempas stabilizavosi ir ko gero jinai galėtų likti panaši kaip ir dabar, tai yra apie 4%. Tuo tarpu lūkesčiai dėl nekilnojamo turto kainų, jos ko gero keliaus irgi infliaciniu tempu, kurį mes turime Lietuvoje. Tai jeigu pastarosius porą metų prilaikė nekilnojamo turto kainas, turbūt tokie 2 veiksniai, tai vienas, kad labai stipriai išaugusios palūkanų normos, antrasis veiksnys, tai kad tiesiog 22 metais buvo didžiulis šuolis nekilnojamo turto kainų augimo, tai tas šiek tiek stabilizavosi ir normalizavosi. Tai šiemet galbūt ir net ir 24 metais tas nekilnojamo turto augimas, jisai jau šiek tiek paspartėjo iki 3,5%, ko gero toks lūkestis galėtų būti ir šiemet. Ir paskutinioji indekso komponentė, tai Lietuvos akcijos. Tai akivaizdu, kad trumpų laikotarpių akcijų rinkos yra labai volatilios ir jos gali tiek kilti, tiek kristi. Tačiau ilguoju laikotarpiu lūkesčiai iš akcijų grąžos jos niekaip nesikeičia. Tai yra Lietuvos akcijų biržoje mes turime labai kokybiškas įmonės, savo srities lyderius, kai kuriais atvejais ir monopolininkus. Tai Lietuvos ekonomikai numatomas augimas, tai ir turėtų atsispindėti įmonių veikloje ir atitinkamai įmonių
akcijų kainose. Tai toks pozityvus turbūt žvilgsnis į akcijų rinkas, tačiau, kaip minėjau, trumpų laikotarpių gali būti visko ir tai priklauso nuo viso pasaulio konteksto ir nes Lietuva nėra kažkoks užutekis, kuriame nevyksta pasaulinės tendencijos. Ir pereinant prie jau pačių gyventojų, tai yra kaip patiems gyventojams sekėsi, kur buvo jų investicijos sudėtos, kur buvo Lietuvos gyventojų likvidus finansinis turtas. Tai paveikslas jisai keičiasi per dešimtmetį, todėl kad prieš dešimtmetį turėjom netgi 3/4 tų žmonių finansinio turto indėliuose ir piniguose, tai tas sparčiai sumažėjo. Jisai sumažėjo iki 2/3 ir didžiausią augimą patyrė, ko gero, pensijų fondai, investiciniai fondai ir tai yra tie instrumentai, kurie uždirba didesnę grąžą. Ir vien dėl ir jų grąžos jau, tai buvo tas, kas galėjo uždirbti gyventojai tą grąžą ir dėl to jų proporcija išaugo. Ir kuo galime pasidžiaugti, tai ypač per pastaruosius turbūt 4-5 metus, tai yra, kad Lietuvos gyventojų finansinis turtas jisai pradedamas įdarbinti. Ką reiškia įdarbinti, tai yra rinktis tuos instrumentus, kurie gali uždirbti didesnę investicijų grąžą. Patį didžiausią tiek ir ko gero ir eurais gal pensijų fondai yra tie, kurie daugiausiai padidino turtą, tačiau procentaliai didžiausias šuolis yra įvykęs investicinių fondų eilutėje. Tai gali matyti, kad, pavyzdžiui, 2015-2016 metais investiciniuose fonduose gyventojai turėjo vos kelius šimtus milijonų, kai 2024 metais ta dalis jinai artėja jau prie 2 milijardų. Tai tikrai lietuviai pradėjo rinktis šitą instrumentą. Ką aš išskirčiau tokio augimo priežastis labiausiai, tai sėkminga investicinių fondų reguliacijos priežiūra, kuri buvo išlaisvinta ir įgalinta steigti tokius fondus, valdyti tokius fondus, naudoti tai kaip tinkama investavimo priemonė. Ir tai pasižymėjo tokių vadinamų įskysinių fondų informuotėsim investuotojams skirtų instrumentų įspūdingų turtų, bet ta dalis būtent augimas yra įvykęs iš turtingųjų žmonių, būtent tie, kurie gali sau leisti investuoti į tokius uždarus alternatyviosius fondus nuo ko gero 125 000 ir daugiau. Tai taip, visi Lietuvos gyventojai, įskaitant ir mažmeninius investuotojus, didino savo investicijas į fondus ir tai buvo jų pasirinkimas fondai, indekso fondai, ETF-ai, tačiau pati didžiausia augimo komponentė susidėjo iš tų turtingųjų, kurie tokia forma įdarbino. Ką galim matyti, ir biržinės akcijos buvo tai, kas buvo pasirinkta ir ypač skolos vertybiniai popieriai, kurie irgi turėjo labai didelį augimą per pastarosius 5-7 metus. Tai vienas, kad apskritai palūkanų normos padidėjo ir tas instrumentas jisai tapo įdomesnis gyventojams. Antra vertus, Lietuvoje irgi užsikūrė obligacijų rinka, kur anksčiau jinai iš esmės neegzistavo. Tai šiandieną pakankamai nemažai yra leidžiama Lietuvoje obligacijų emisijų su patraukliomis palūkanomis ir gyventojai tai vertina ir nukreipia pakankamai reikšmingą dalį savo finansinio turto į būtent šitos instrumentus. Ir žvelgiant į paskutinį komponentą, tai yra būsto kainų augimą, tai kaip ir aptarėme, kad Lietuvoje tas
augimas praėjusiais metais sudarė link 8 procentų, 7 procentus, tačiau galime pasilyginti šiek tiek galbūt kito parametro mastu, tai yra Eurostato matuojamais indikatoriais, tai jie šiek tiek gali prasilenkti su mūsų vien tik Lietuvos mato vienetų, tačiau galime turbūt pasakyti, kad nekilnojamas turtas augo visoje Europoje pastarąjį 10 ar 15 metų, tačiau tas augimas jisai buvo gerokai kuklesnis, tai jisai sudarė apie 3 procentų augimą per pastaruosius tos 15 metų, per metus laiko tas augimas buvo 3,8 procento. Lietuva buvo trejetuke sparčiausiai augusių rinkų nekilnojamo turto kainoms kartu su Estija ir tarp Estijos ir Lietuvos yra įsiterpusi Vengrija. Tačiau kas yra svarbu, nekilnojamas turtas ar būstas, jisai nėra užprogramuotas kilimui. Tai nėra kažkokio pasakymo, kad jisai būtinai turi kilti jo kainas ir panašiai. Mes turime rinkas, kuriuose nekilnojamas turtas per 15 metų apskritai nukrito, pavyzdžiui, Italijoje arba ten Suomijoje pasikeitė vos 0,5 procento. Tai, ta priežastis, kodėl toks augimas buvo, tai kartu su žemomis infliacijomis, bet ir priklausomybė nuo darbo užmokesčio augimo. Vis tik nekilnojamas turtas, būstas ypač yra tam tikra išvestinė iš darbo užmokesčio augimo, kad žmonės tiesiog gali įpirkti didesnius. Ir artėjom prie, ko gero, paskutinių 2 skaidrų, tai yra, o kaip galėtų keistis gyventojų galimybės investuoti. Ir mano nuomonė, tai yra 2 pagrindiniai veiksniai lemia galimybę gyventojų investuoti. Tai vienas yra, o kaip keisis darbo užmokestis. Tai kuo jisai sparčiau didėja, tai tuo galimybės investuoti ir turėti pinigų, jisai didėja. Tai mes turėjome įspūdingą, nežinau, ir metus, ir 5-metį, ir 10-metį, ir 20-metį, kada Lietuvos gyventojų darbo užmokestis jisai didėjo vos ne 10 procentų kasmet. Ir tai išskirtinis šuolis ir pasaulyje kartu su kitomis kaimynėmis, kurios yra padariusios didžiulės reformas, prisijungusi prie ES, prie EBPO ir kitų organizacijų. Ir mano turbūt kvietimas būtų išlaikyti Lietuvoje tai, kas lėmė tokį didžiulį šuolį, tokį didžiulį ekonomikos darbo užmokesčio šuolį ir nesugriauti, kas buvo Lietuvos sėkmės receptas, nes darbo užmokesčio augimas jis nėra duotybė. Nes jeigu pasižiūrėtumėm Europos Sąjungoje, tai taip, keletą metų tas darbo užmokesčio augimas jisai buvo pakankamai spartus ir tie vidurkiai buvo pakankamai aukštai, tačiau jie buvo visiškai kartu su ta 22 metų infliacija. Tačiau jeigu žiūrėtumėm 10 metų, 15 metų, tai Europos Sąjungos valstybėse priešingai darbo užmokestis pakankamai stipriai stagnavo. Tai dar kartą kviečiu išlaikyti tai, kas mus lėmė, kas Lietuvai lėmė tokią didžiulę sėkmę. Ir paskutinioji skaidrė, arba antrasis veiksnys, galintis lemti investicijų apetitą, tai yra greta darbo užmokesčio, tai yra dirbančiųjų skaičius, tai ar jų daugėja ar mažėja. Tai šitoje vietoje aš būčiau nebe toks optimistiškas, nes atsirado tokių grėsmingų indikatorių, jie yra dar ko gero pirmieji ir reiktų sulaukti daugiau statistikos departamento duomenų, tikslesnių įvairesniais pjūviais. Tačiau, ką mums suteikia atviri sodros duomenys, tai yra mes galim stebėti realiu laiku kiekvieną dieną apdraustųjų skaičių pagal sodrą. Tai yra tuos žmonės, už kurios moka mokesčius arba kurie patys moka mokesčius. Tai mes praėjusių metų viduryje turėjome įvykusi lūžį, kada apdraustųjų skaičius ėmė mažėti. Ir 24 metai buvo pirmieji po daugelio metų, neskaitant COVID periodą, kas kaip ir akivaizdu, tai yra
darbuotojų skaičius ar apdraustųjų skaičius jisai sumažėjo. Kodėl taip nutiko, tai sakau, reikės sulaukti ir detalesnių statistikos departamento duomenų, bet viena, ką galima įtarti arba išvelgti, tai šiek tiek mažėja imigrantų skaičius, kas lemia šiek tiek besitraukiančius skaičių. Antra vertus, mes turime užprogramuotą demografinę duobę. Tai yra, kiekvienais metais į pensiją išeina apie 44 tūkstančiai žmonių. Į darbo rinką prisijungia apie 26 tūkstančiai žmonių. Praėjusiais metais Lietuvoje gimė 19 tūkstančių kūdikių. Tai mes kiekvienais metais po keliolika ar net keliasdešimt tūkstančių turėsim besitraukiančią darbo jėgą. Tai šiek tiek turės atsiliepti ir neišvengiamai ir dirbančiųjų skaičiui, ir sodros surenkamumui, ir mūsų gebėjimui mokėti pensijas, nes priešingai negu dirbančiųjų skaičiui, priešingai negu darbo jėgai, pensijų gavėjų skaičius didėja. Tai buvo mano paskutinė skaidrė ir informacija. Ir tiek norėjau pasidalinti apie Lietuvos investicijų indeksą, gyventojų finansinį turtą ir gebėjimą investuoti. Tai ačiū už dėmesį.